Grandį sudarys su Brahimu Cize, iš kairės Davidas Ananė, iš dešinės rungtyniaus Aleksandras Kurcevas. Ir daug lems ir nuo jo žaidimo šios dienos Dainavos rezultatai. O čia Džiugo ataka, pavojingas pirmas smūgis. Na, matom, trūksta šiek tiek galbūt ir lietaus aikštai, Dulkės iš po neleistinai pažaidžia taisyklės. Puškarovas ieško jis priekį savo komandos draugų. O Kulbačiukas. Atsiprašau, Kurcevas. O čia Ananė stabdo krūtinę. Sukasi ir jo, perdavimas smūgis ir čia įvartis. Štai taip, mano minėtas Kurcevas. Aleksandras Kurcevas gavęs puikų perdavimą iš krašto, kurį atlieka Davidas Ananė. Davidas Ananė išveda džiugiečius į priekį 1-0 ir šėlsta visa centrinė tribūna. Stadiono atidarimas pokalkas vyksta pagal planą. O čia bus, aišku, įvarčio šventimas. Bus įvarčio autoriaus, 26 numeris, Aleksandras Kurcevas. Puikiai išpildyta ataka. Tiesiog grįžo atgal. Yra vėjas, yra tikrai stiprokas Telšiuose, bet jis pernelyg įkyriai netrukdo žais komandom. Čia jau Airidui Mackevičiui bravo. Ananės ten buvo išpuolis. Galėjo jis pirmas suskupti prie kamulio. Toliau Davidas Ananė. Klaidina jis vieną žaidėją po kito. Šilkaitis! Smūgis ir įvartis! Rezultatas tampa 2-0. Tiesiog palieku jums pasidžiaugti. Na, ataka buvo superinė, tik tiek. Ir superinis ir Davido Ananės žaidimas ir Karolio Šilkaičio puikus savalaikis įkirtimas ir, taip sakant, smūgis išvalo. Šiandien aukšta klasė ir to pasekoje šeimininkai gali pirmauti 2-0. Čia Simonas Urbys išspiria kamuolį ir prasideda antrasis. Simonas Urbys ir Davidas Ananė ir spės prie kamulio. Taip, nuleidžia jis kamuolį, išsisuka nuo gynėjo. Ar bus įvartis? Ne, Airidas Mickevičius čia gelbėjo komandą. Karmany. Į kraštą. Dar vienas Dominiko Kodzi smūgis. Bet Marius Paukštė vietoj. Į antrąją vietą Sūduvos futbolininkai gali aplenkti telšiškius rytoj. Jie iškovos pergalę prieš Panevėžį arba bent susilygins